Sveiki, aš esu Lukas ir turiu jums siuntą, kadangi esu kurjeris. Luko komedijos dienoraštį. Liepos 22 dieną antradienį pasirodžiau atvirame mikrofone bare Portobello ir štai mano refleksija. 11 komikų pasirodė prieš 9 žmonių publiką. Šis vakaras buvo išskirtinis tuo, kad jis paneigė mano ankstesnės mintis apie tai, kad aukšta energija čia neveikia. Turėjom pasirodymą, kuris išnešė publiką, tai buvo derinys geros komedijos ir aiškaus personažo. Šitas pasirodymas buvo patvirtinimas, kad jei ateini kaip Jordanas ir sužaidi savo rungtynės, pramuši viską. Publika, komikus, net plojimo pertraukėlę gauni. Tai įrodė, kad net ir ta įtampos pritvinkusi, laidotuvės primenanti Portobello atmosferą nieko negali atsakyti komikui, kuris tą vakarą viską sumeta ir ramiai išeina medžioti akcijų maksimui. Taip, kad sulauktum reakcijos, turi pasirodyti nerealiai gerai ir ši kartelė galbūt yra per aukšta pardadančiajam komikui. Bet esmė tokia. Tai įvyko, geras pasirodymas įvyko, jis yra įmanomas ir mes visi 25 žmonės jį matėm. Mano paties tikslas šį kartą buvo pabandyti būti labiau atsipalaidavusiu, mažiau jaudintis ir neperdegti. Nebijoti pamiršti tekstą ar jo kelio kulminacijos frazuotę. Bet likus valandai iki pasirodymo įvyko vėl tas pats – susikaustimas, kūno įsitempimas, atminties užtemimo epizodai. Šį kartą pabandžiau neforsuoti savęs jausti atsipalaidavusiu ir nepykti dėl to, kad toks nesu, o priimti esamą būseną ir ją įžeminti. Tai padėjo atsipalaiduoti taip, kaip nebuvau atsipalaidavęs dar ne prieš vieną pasirodymą. Laukdamas savo eilės, aš pirmą kartą buvau toks sąmoningas ir klausausi kitų komikų, o nebuvau savo galvoj, įtampoje ir išgąsti. Visa tai, ką pasakysiu toliau, bus totali banalybė. Laukdamas pasirodymo, aš tiesiog buvau, džiaugiausi, mėgavausi ir jaučiau dėkingumą, kad galiu užlipti ant scenos pasirodyti. Nors mano pasirodymas nebuvo išskirtinis, bet svarbiausia, scenoje buvau gyvas ir norėjau ten būti. Pagaliau to norėjau ne teoriškai, o fiziškai. Ir šiai dienai man tai yra didelis pasiekimas. Atsiprašau, gal žinot, kažką tau dainuoja. Labai pro šalį ir visiškai neturi balso ir jokio pajautimo ritmo. Tai man klausimas, iš kur tiek pasitikėjimo pas žmogų. Gal jūs žinosite, tikrai iš tikrųjų nesmagu net klausyti. Wow, siaubas.